čia toksai paradoksas, aš priejau bent jau per tą vidinį pasaulį, aš priejau prie tokio paradokso, kad kuo man atrodo, kad aš turiu daugiau pasirinkimo, tuo aš jo mažiau turiu. Kuo aš mažiau turiu pasirinkimo, pavyzdžiui, mano misija, ne, ir aš neturiu to pasirinkimo, bet aš toks laisvas jaučiuosi toj savo misijoje, ne? O kai tu esi be misijos ir tau atrodo visos tos misijos ir tą galėčiau daryti, ir tą galėčiau daryti, ir tą galėčiau daryti, ir tu kaip ir daug pasirinkimo, daug laisvės, bet realiai tos vidinės laisvės, kaip ir aš nejaučiu. Sveiki atvykę į Triušio urvą. Vietą, kurioje iliuzijos dūžta, o tikrovė tampa nepatogiu sielos veidrodžiu. Šiandien mūsų svečias Dominykas Paškevičius, sąmoningumo tyrinėtojas, filosofas ir įkvėpėjas, skatintis permąstyti gyvenimo prasmę, santykį su savimi ir materialiu pasauliu. Jis Lietuvos muzikos legendos Gyčio Paškevičiaus sūnus, kuris pasirinko savo kelią, drąsų ir kontroversišką. Dominykas dar pačioje Rusijos-Ukrainos karo pradžioje išgarsėjo viešai pasisakęs už taiką savo tėčio Facebook profilyje. Ši žinutė sukėlė audrą viešojoje erdvėje. Vieni matė jame sąmoningą laisvės balsą, kiti apkaltino jį palaikant Rusiją. Tačiau šiandien mes žengsime dar giliau. Kalbėsime apie tai, kaip lengva suklastoti istoriją, apie pasirinkimo laisvę, kuri dažnai yra tik iliuzija, ir apie sąmokslo teorijas, kurios iš pradžių atrodė juokingos, bet galiausiai išsipildė. Ar filmas Matrica buvo dokumentinis filmas? Ar mes tikrai laisvi rinktis? Ar tik sekame iš anksto suplanuotų scenariumi? Kodėl slepiama istorija, o mokslas tampa religija? Kada iš tikro mes tampame laisvi? Dominykas kviečia mus leistis į pažinimo kelionę, kurioje paprastų atsakymų nebus. Tai pokalbis apie sąmoningumą, tikrovės ribas ir drąsą pažvelgti į pasaulį be rožinių akinių. Pasiruoškite, šiandien Triušio urvas ves giliau nei bet kada. Studijoje Dominykas Paškevičius. Sveikas, Dominikai. Malonu. Sveikas atvykęs į Triušio urvą. Malonu pabuvo Triušio urve, kaip sakant, taip. Tai ką, grėbiam jauti iš karto už žagų. Tai ar Matrica buvo dokumentinis filmas? Aš manau, kad Matrica buvo dokumentinis filmas. Ir manau, kad tai vienas geriausių filmų, apskritai kažkokių tokių vaizdo medžiagų, pamokančių medžiagų, kur kiekvienam žmogui aš linkėčiau pažiūrėti. Sakau, dar prieš kelias dienas su žmonėm per laivą šalia komentuoju apačioj. Taip, savo tokias kažkokias tai įžvalgas. Ir tiesiog eina Matricos filmas. Ir tai čia buvo vienas geriausių, ką gali tikriausiai pamatyti šiuo metu. Kalbėjom prieš pradedant filmuoti, kad aplinkui vien ženklai. Ir viskas taip pagreitėjo šiame pasaulyje, kad anksčiau kažkaip reikdavo ieškoti žmonių, reikdavo kažką daug pastangų įdėti, kad tai surasti, o dabar viskas atsiranda savaime. Ir tave pasikviečiau visiškai iš lempos, nes taip viskas sukrito, kad būtent man reikia ir manau, kad ir tau labai smagu čia Triušio urve atsisėsti, kad mes turim būtinai šiandieną pasišnekėti. Gerai, labai gerai. Kaip giliai eina Triušio urvas? Kaip tu manai? Aš manau, kad taip, kiek aš dar įsivaizduoju, tai dar papildomai 100 kartų, manau, giliau. Aš jau kiek užčiuopęs, tai dar manau, kad aš dar net nepriartėjęs. Manau, kad išmintis yra žinot, kiek tu nežinai. Ir kiek tu nežinai, tu sužinai, kai tu pradedi gaudytis, tu pradedi žiūrėti, kas čia vyksta, kaip čia vyksta, pradedi kelti tos klausimus, ne? Kas čia mes, iš kur čia mes, aš sakau, naudoju 4 klausimus. Kas aš, kur aš, ką čia veikiu ir kokia to prasmė. Ir jeigu tu tos klausimus taip nuoširdžiai ieškosi tų atsakymų, ne? Tu tikrai prieisi, kad tikrai esu ne vieną kartą sakęs, kad taip, kaip mes įsivaizduojam, manau, kad yra dar giliau. Ir
Jo, triušio urvas, aš nemanau, kad pabaigos turi. Jeigu jį tokia egzistuoja, nežinau. Tai, sakai, esam dar labai netoli nuėję į to triušio urvo ir ten gali būti išsišakojimo, į gylį, į plotį, belia kaip viskas gali būti. Bet vis tiek tas tavo ieškojimas ir tas pirmas žingsnis į triušio urvą kažkada tai turėjo prasidėti. Kada buvo tavo neo momentas? Atsimenu, pasakysiu taip, buvo keli tokie momentai. Pirmas toksai buvo blyksnis, atsimenu, gal kokių 5-6 metukų pas močiutę važinėjau su dviratuku ir tėtis prieina ir sako, ir taip kažkaip į mišką taip žiūrim ir jis taip žiūri ir sako, o Tomai, tu pagalvoji, kaip čia viskas atsirado? Ir man toksai pirmą kartą buvo rimtai, kaip čia viskas atsirado, bet tada gyvenimas ėjo ir kažkaip nuėjo, nors jau ta kibirkštis buvo, tokia kažkokia kibirkštis buvo tos realybės kvestionavimo. Ir tada atsimenu, Zeitgeist movie atėjo ir tada gal buvo man 15 metų ir ten buvo apie religijas, apie karus, apie viską šitą ir man taip atrodo, pagaliau kažkokia informacija, kur čia pagaliau į temą jau dabar man jau, nes aš visą laiką kvestionavau, kodėl tiek pinigai yra sureikšminti, kodėl atrodė, kad daug tų tiem žmonėm tų pinigų ir jiem visą laiką užteks visko ir atrodo, čia pusę problemų dingtų, jeigu tie pinigai būtų ta tema tokia lengvesnė. Nu ir tiesiog, tas, sakyčiau, gal tas neo momentas, tas pats tikriausias, tai buvo tas, kad užkabino mane labai ta konspiracija, tarsi mano vidinės žinios, kad čia kažkas, nes visą laiką tas buvo jausmas, kad čia kažkas ne taip, kažko aš čia nesuprantu, dar nesugebu suvokti, dar nesugebu sudėlioti, bet kažkas čia ne taip. Ir tas buvo, kad užkabino. Kelinti maždaug čia metai buvo? Jeigu man 15 metų, 2007-2008 kažkas. Tai gan jau senokai. Jo, senokai. Nes man irgi... Aš visą laiką šituose temuose. Aš tai gyvenau tuo metu Amerikoje, kai išėjo Matricos filmas ir tai buvo pirmas, paskui bokštai griuvo, man irgi tada griuvo kažkas tai galvoje, paskui ten buvo Da Vinčio kodas, toks trečias ir tada prasidėjo tas irgi ėjimas į triušio urvą, tai man tai jau 23 metai aš to užsiemu. Tai jau OG čia, jau sakyčiau, jo. Ir kai mes matom, vis tiek, čia Lietuvoje tas atsibudimas toks didesnis prasidėjo per pandemiją, maždaug 20 metais. Labiausiai supurtė, jo. Sakau, aš kalbėdavau visom tom temom, aš jau savo draugam ten šnekėdavau apie Hollywoodą, nes mane labai domino, kažkaip domina tas okultizmas toksai, aš nežinau, jau nuo pat labai anksti pradėjau domėtis, man įdomu buvo, kaip toks aktorius patampa ten, tokiu jau aktoriu, ne, nes atrodo, ir tiesiog aš lindau kažkaip į šitą pasaulį ir tuo metu tai iš viso atrodė, kad neįmanoma, kažkaip tai, dar labai buvo tema, atsimenu, mokyklai su tokia pedofilijos tema, su ta, ir tada atsimenu, man tai irgi buvo labai rimta, nes aš toksai žmogus, kad, sakau tokį pavyzdį, ne, jeigu pas mumis ten bute kažkur tai, yra variantas, kad yra toks žmogus, ne, ir jisai kabinėsi prie mažų vaikų ar ten dar kažkas. Tu nesakysi, nepulsi sakyti, kad tu negali būti. Ne, biški čia rimta tema, mums reikia užsilipti, išsiaiškinti ir kad mes žinotume tiksliai. Nepulti gal daryti kažkokiu tai išvadu, bet mums reikia išsiaiškinti, ne? Tai aš tas, kuris susirūpino, jaučiu svorį klausimo, ne, ir tada mes susirūpinam ir einam išsiaiškinti. O čia dauguma yra, tu ką tu čia prisigalvoji ir tiesiog. Tai pas mane labai daug tų temų tokių buvo. Sakau, nuo Hollywoodo iki tą patį sveikatą, aš labai domėjau sveikatą, mitybą ir tiesiog ieškau tos tiesos, kas čia yra. Bet aš irgi pastebėjau, labiausiai žmonės pradeda domėtis, kai susirūpina sveikata ir kai, turiu omeny, kai atsibunda pirmiausiai, žiūri į sveikatingumą ir sveikatą. Taip. Nes aš irgi, vienas mano pirmų, aš iš pradžių ten visos tos irgi landžiau, ten iliuminatai, masonai, čia tokie pirminiai. Bet paskui viskas išeina, tada pradedi suprasti, kad reikia sekti pinigus. Taip, aišku. Ir tada prieini prie visų tų farmacijos mafijos. Jo. Ir daugybė yra tinklapių, dabar jų praktiškai jau sunku surasti, kurie buvo labai labai tokie kieti, ten buvo tokia Natural News, toks Gary Null, kalbėjo dar būtent tais laikais 2006-2007 metai,
labai gerų dokumentinių buvo sukurta, kurie vis būdavo trinami, ten dar užsilikę tokie prastos kokybės, dar tais laikais to video buvo formatai visai kitokie. Ir taip, tada dar labiau pamatai, ant kiek yra nežmoniški dalykai daromi su ta farmacija, su tais visais skiepais ir įvairūs tie vaistai nuo lygų, kurie sukelia dar daugiau lygų, kada reikėtų tau dar daugiau tablečių. Ir žmonės yra įtikėję, kad tu išgeras tabletę gali kažką pasveikti. Kažkaip žmonės, jiems sunku atskirti tą gėrį nuo blogį, šviesą nuo tamsos, nors manau, kad čia viena iš užduočių yra tokios sielos patirties užduotis, viena iš čia, atskirti dalykus, kas yra kas, ne? Mes juk visi, kažkaip kartais tu girdi kaip žmogus, ne, taip vibraciškai, ne, jauti, kad kažkur jisai meluoja, kažkaip girdi, ne, ir kai žmogus tiesą sako, visą jo kūno kalbą, jis toks atsipalaidavęs, toks tiesiog beria tą tiesą ir tu, bet išoriniam kažkaip pasaulyje, kaip per televizorių televizorius pasako, tai automatiškai jau tiesa. Jau ten tai tikrai negali meluoti. Įdomus tai dalykai, įdomus. Jo, ypač dar iki tų pandemijų visų, aš irgi šitiek metų ir grįžau iš Amerikos aš 2009, tai čia iš vis niekas apie tokius dalykus praktiškai nekalbėjau. Aš iš tikrųjų galvojau, kad aš gal esu irgi durnas ar kažkaip tai. Ir tik tai 14 metais išgirdau, signataras Rolandas Paulauskas kalba apie visus tos, apie pasaulio finansų ir viską. Žiūriu, žmogus kalba mano kalba, žinai. Ir užkart man, kai gerą paliko, aš taigi nuvažiavau Vilnių ten susipažinti ir viską, ir tada pradėjo mano tas ratas žmonių plėstis. Ir sakau, dar čia iki pandemijos aš jau tikrai pažinau labai nemažai žmonių, kurie tikrai domisi ir gilinasi į dalykus. Ir kitas dalykas, paminėjau sveikatą, kitas dalykas yra istorija, labai svarbus dalykas irgi, kur pažinau irgi apie visas tartarijas domiesi labai. Jo, aš apskritai į dalykus labai išmokau patį žodį žiūrėti. Tiesiog pas mane atėjo tokie žmonės, kurie pastoviai man akcentuodavo, žiūrėk patį žodį, žiūrėk etimologiją. Ir taip pradėjo man šnekėti, sako history, jis taip sako his story. Ir man taip, jų istorija, kieno istorija, kas mums iš viso davė. Kas čia ką sugalvoja ir kai pradėjau žiūrėti, niekas iš vis nebesueina, niekas. Tu matai tuos pastatus, tu keliauji per Europą, tu keliauji per pasaulį, tu žiūri tuos stebuklus ir po to tau aiškina, kad čia su plaktuku ir kaltu prieš ten tiek metų, kur čia vežimą dar turėjo ir žiūri, kad čia niekas nesueina, tu įeini tas bažnyčias, tas katedras, lubos nepaprasto grožio, ne? Ir tiesiog visi tie stebuklai, tiesiog tau kelia klausimus. Ir po to tiesiog prasidėjo. Aš atsimenu, kad aš apie Tartariją sužinojau 2018 metais ir po to žiūriu tik tais jau tą sniegą griūžtę. Aš tik tais mačiau, kad aš priekį esu ir daugiau matau tą sniego griūžtę eina ir jau pasileido ir galvoju, čia jau tiesiog nebeįmanoma nuneigti. Tu jau stovi, tau yra įrodymas. Ten žmonės klausia, kaip o tai argumentai, kur argumentai, seniukai, tu atsistok prie tos katedros Vilniui ir tu pastovėkit, čia tau yra tau argumentas visas, tau prieš akis. Tai aš nesuprantu tų dalykų, tai kaip taip netaklai gali būti. Tai. Aš nuo mažų dienų irgi mane ten, aš buvau mažiukas laisvamanis jau. Man viskas taip netikra ir ta Tarybų sąjunga buvo ir nuvedė tenai mane į kursus, kad prie pirmos komunijos prieiti. Ir bažnyčių žiūriu, man tos visos gipso apsilūpusios statulėlės visiškai netinka prie tos didybės visos bažnyčių. Tai panašu, kad viskas yra prielipos. Buvo skirti pastatai visai kam kitam, o paskui pridėjo tų statulėlių ir liepė visiems klauptis ir garbinti jas. Taip, kaltas, prikaltas. Jo. Bet kaip manai, kas iš tiesų buvo bažnyčių tie pastatai, kam jie skirti buvo? Buvo labai aukšta technologija, kažkaip labai mokėjo elgtis su vandeniu, mokėjo keisti per vargonus, matau kaip pultą, kad jie naudoja kaip tą vandens vibracijos, keitimą, kažkokie energetinius, kažkokios struktūros keitimus, tą patį elektrą. Aš manau, kad visam pasaulyje buvo nemokama elektra, kad čia buvo toks gridas pajungtas, toks tinklas, sakykime, pajungtas ir jisai negali veikti ant, kaip čia pasakyti, ant tos pasiūlytos pasaulėžiūros, ant tos apalios žemės, ant tų visų kosmosų, niekas tada man nebesueina, ir kai aš tai tik tais pasidėjau, kad
primečiau variantą, kad o gal ir gali būti, kad mum meluoja. Ir tada viskas tai pradėjo stotis į savo vėžės ir matau, kad, nu tiesiog, generatoriai, visokie eterinės energijos paėmimo, kažkokie tai antenos, taip toliau su gyvsidabriais auksais, su visa ta alchemija, iš viso kito lygio alchemija. Ir nu, manau, kad tiesiog buvo pastatai tam, kad visą šitą karalystę, nu, atrodo, paspausk play mygtuką ir jinai visą tiesiog. Aš net į tą pačią architektūrą žiūriu kaip sušalus, kaip kad sustabdyta muzika būtų. Atrodo, kad tu paspaustum play ir viskas atrodo taip, viskas turi pradėti suktis, viskas turi pradėti veikti, visos tos statulos, ten viskas tiesiog atrodo turi pradėti veikti, o kažkas išjungia, kažkas mums taip labai nuleido to sąmoningumų žemyn. Tai grinai panašu, kad buvo resetai tokie. Jo, resetai, manau, buvo ir ne vienas. Ir kalbama jo, kad net pačiom filme Matrica, kai Morpheus pasako apie kaip ta matrica atsirado, kai viskas sakė, kad buvo sukurta viena, nepavyko antra, trečia, ketvirta. Buvo rojus žemė sukurta ir jo. Tai kiek manai, kiek buvo civilizacijų iki šiol? Matrica sakė 6 lygtais. Aš sunku pasakyti, bet bent 3-4 tai tikrai matau iš tų pačių pastatų, ne? Atrodo, viena matrica buvo su vienais pastatais, tada buvo Egiptas ten su savo pastatais, atrodo, tada vėl Indija su savo tais, ten kai kurie tai kaip kompiuterio kokiam vidui, kaip kokiam, aš nežinau, tiesiog. Tai atrodo, monolitai iš olų išraižyti, ten kur šuliniai, kur laiptai, kur yra ten didžiuliai piramidės, kur eina į žemę, kur apačioje vanduo. Ir simetrija, nesveikai ten viskas padaryta. Ta simetrija tai tiesiog įspūdinga, tikrai yra tose visose pastatuose. Žadin tie pastatai, ne? Kai tu atvirom akim ir atvira širdim prieini. Mane labai, kas sužadina, tai buvo tas prarastosios žemės istorijos tas filmas ir ten taip veda ir rodo magnetą. Ir rodo magneto polius, rodo kaip magnetas veikia ir tada Triumfo arką Prancūzijoje parodo ir tą šalia magnetą ir mane tiesiog nutveskia. Atrodo, kad tai kas čia buvo, čia kaip procesorius, kaip mikroschema, kaip kažkokia tai tokia plata, kaip čia pasakyti, kompiuterio ir viskas, ir atrodo tada viskas tau sueina. Ir atrodo tada tu matai tą realią, tą karalystę, kaip jinai galėjo veikti, kaip jinai galėjo, gyvuot visą, ne? Tai kaip tik, norėjau paminėti visas tas triumfo arkas, nes aš tai jas iš vis matau kaip portalus, nes yra netgi porto yra duris, jos primena duris. Ir pasakos yra, kad atseit pastatė triumfo arkas, ten pašventinti kariams grįžusiems iš karo. Ir viskas buvo pastatyta, kai visi žmonės kariavo. Dabar Ukrainoje karas vyksta, ne? Kiek pastatyta yra kažko tai. Tai aš manau, kad tos triumfo arkos būtent ir buvo, jos statomas netoli bažnyčių, kur buvo vargonais tose katedrose tokios rozetės, įvairiais raštais ir nukreipta į triumfo arką. Tai aš manau, kad galėdavo būti siunčiami tam tikri dažniai ir atsidarydavo portalą ir pavyzdžiui, Paryžius stovi. Jo, Paryžius stovi. New York'e yra triumfo arkos. Nebuvau apie tai pagalvojęs, bet pilnai sutinku. Dabar jie viską bando atkartot kažkaip, jiegi dabar tokius pupelius variantus tokius daro. Ten visi maskai, ten viską, tai iš kur? Tesla, tas pats Tesla. Tesla coils, viskas belaidę energiją. Taip. Kitas pasakė, domėkis energiją, vibraciją ir dažniu ir sužinosi visas pastatas. Ir visos šitos pastatais, visi šitie pastatai būtent veikiant šitų pagrindinių tokių aspektų, ne? Būtent vibracijos, dažniai ir kiti dalykai dar kaip židiniai, ne? Dideli rūmai, turėjo didžiulius, baltus židinius. Ir panašu, kad kažkas pasikeitė, ar buvo ar katastrofa, ar kas, ir tada žmonės, nesuprasdami, ką reikia daryti, pradėjo juose malkas kūrenti. Taip. Prasikirto sienas, tose pačiuose bažnyčiose buvo iškapotos sienos, kad pravesti dūmtraukius, nes nebuvo jokio šildymo. Yra daugybė paveikslų ir žinių, kad toj pačioj Maskvoje augo ananasai ir vaikščiojo liūtai ir žirafos.
Ir palmės esu matęs, kad tenai, nu, tiesiog dėl tų, polio, ne, tų židinių. Aš visą laiką kėliau klausimą, aš žiūrėdavau tos filmus ir visą laiką pilyse, tokiuose gražiuose, tokiuose fantastiniuose pastatuose ir jie šildymą neturėjo, šilto vandens neturėjo. Kaip jie iš visą sustirė, sušalė, pasirodo, jie viską turėjo, pasirodo, jie taip mokėjo šildytis, aš tenais irgi žiūrėjau, kad pačios sienos iš plytos tokios padaryta, kur gali kažkokią raudoną plytą, kur jinai ten savy gali talpinti energiją ir ten visa siena tiesiog šilta nuo elektromagnetinio lauko. Nu tai tiesiog, tai kokios galimybės tada, kokios galimybės? Ir yra kai kuriuose bažnyčiose ir netgi tam pačiam Karaliaučiui gatvės, grinai metalinis gridas. Dabar yra uždėta plytelėm, užkonservuota, užasfaltuota. O anksčiau buvo grinai, nu viskas tokios kaip plytelės, žinai, sudėtos grinai ir metalinės. Tai važiavogi anksčiau tramvajai be jokių arklių. Tik taip po to prijungia arklius, kad tempti tokius gražius tos tramvajus. Nu tai visiškai nesiderina, žinai. Nu tiesiog tas griuvimas, ne, nuo tos... Labai mums tai bandė įteikti, tą visą evoliucijos teoriją, visą tą tobulėjimą, bando vis išlaikyti tą iliuziją, kad mes čia, on top of top jau esam, viršūnėje, ne? O pasirodo, kad atgal į ateitį, tas filmas kaip atgal į ateitį, pasirodo, atgal einant, mes eitume į ateitį, į aukštesnę technologiją ir tiesiog vėl kaip visas filmai, kaip pavadinimai, kaip viskas mums vėl rodo tos ženklus, kaip mes pačioj pradžioje kalbėjome, ne? Atgal į ateitį. Mes čia einam. Jo, bet vis tiek yra kažkur tos žinios surašytos, kažkas jas turi. Kodėl jos slepiamos yra? Aš tiesiog manau, kad čia yra vis dėlto svarbiausias pats žmogus, kaip resursas, kaip jo energija, kaip tas jo dieviškumas. Ir kad toliau laikyti tą visą energijos tokį nusiurbinėjimą iš žmogaus, ne? Jisai turi palikti tą žmogų aklą, tiesiog kaip resursą, kur jisai suka visą šitą sistemą ir jisai yra ta gyvasti tokia nusiurbinėjimą. Ir dėl to aš manau, kad jam ir neduodama, nors dar aukščiau žiūrint, aš matau, kad čia ir ciklai yra ir tiesiog jogai taip sako, yra Brahmos naktis ir Brahmos diena, kai ciklas kada užmiega, ciklas kada nubunda žmonija, vėl užmiega, vėl nubunda. Ir mes dabar tokiam nubudimo taške esam ir dažnai taip mėgstu sakyti, o kas būna, kai mes 1000 metų miegam ir tada nubundam. Pirmiausia, tai ką tu padarai, tai tu pamatai, kiek tu prisikakojasi, kaip sakant, į kelnes ir kiek tu visko čia prisidaręs, visokių nesąmonių. Tai matau ir iš tos perspektyvos, kad čia tiesiog tas nubudimo užmigimo ciklas yra toks kaip gamta, ne? Pavasaris, vasara, žiema, bet iš tos pusės dar matau, kad čia yra tam tikros jėgos, tiesiog nusirbinėja žmonės iš jų to nežinojimo, kaip čia pasakyti, neišmanimo, ne? Tai gal tokios dvi perspektyvos. Jo, bet būtent, kad saugoti tas senasias žinias ir primesti tik tai tam tikrą sukonstruotą jų pačių modelį, kurios brūka vaikam per mokyklinės programas, tose pačiose universitetuose, institutuose įvairiuose, yra mokslininkų tarybos, ne? Kurios yra kaip apsauga nuo tokių kaip mes, kurie knysa giliau ir, pavyzdžiui, sako, kur skaitai, kur parašyta, kodėl tu taip kalbi, tai ir jie yra tam, kad paniekinti žmonės, šitas neturi jokio išsilavinimo, ką jisai baigęs, nieko jis nebaigęs, čiagi yra žinomi profesoriai, ten rektoriai, dekanai. Bet aš visą laiką klausiu, kur yra jūsų, iš kur universitetas gavo žinias, tas, kurias jūs išmokot. Aš visą laiką klausiu, žinių šaltinis, kas padavė žinias. Pirmiausia, tai iš karto reikėtų gal net ne nuo to klausimo, kas valdo pasaulį ir ar tie, kas valdo pasaulį, iš tikrųjų norėtų tau tas tikrasis žinias paduoti, ne? Man atrodo, kad akivaizdu, jog ne. Tai vadinasi, tos žinios, kas yra pasiūlyta, yra tik tais tam tikrose rėmuose pasiūlyta, universitetinėse kažkokiose rėmuose pasiūlyta. Tai aš iš karto klausiu, ne, mokslininkas, tu jau čia gini, tu jau čia tas. Pasakyk, kodėl prieš 100 metų nuo visos, sakykime, holistinės medicinos mes perėjom į chemijos mediciną.
kas čia įvyko, kokį cheminį atradimą jūs padarėt, kad jūs sugalvojat, kad gamta yra, nes gamta irgi yra technologija. Taip. Fotosintezė tai yra kažkokia technologinis toks veiksmas kažkoks tai, ne? Ir šitam tam veiksmui, ne? Vis tiek kažkoks dizaineris buvo, kas sugalvojo, kad saulės energiją paimsi tenais, kažkoks chlorofilas paims tą energiją, ten perduos, ten užaugins žiedą ir taip toliau, kuris duos ten kažkokią tai vaisių. Tai vėl čia technologija, ne? Ir aš pasižiūrėjau gamtą kaip kad daug kietesnė technologija negu mūsų iPhone'as. Mano oda, kuri išeina į saulę, ne? Jinai užtemsta prisitaiko, mano rega prisitaiko tamsoj, ten pabūsi tyliau kažkur, tai tau ten, tiesiog fantastiškas, fenomenalus kūnas yra kaip technologija, ne? Ir vėl, kas tas technologijas pakiša ir kodėl jūs manot, kad tos technologijos, tokios technologijos, kokias jūs čia padavėt, yra jos kažkokias geresnės negu, ką mes turim natūraliai. Grįžtant, jeigu prie kūrėjo, kuris sukūrė tai, kas čia vyksta, kalbama vėlgi apie tą pasaulio sandarą. Dabar daug tokia susiskirstę, atseit, vieni yra plokščia žemėje, o kiti ten tiki tą rutulio teoriją. Tai man patinka, kažkur išgirdau, tokia yra plaskazemcai į šaraverai. Tai tikintis šaraveras, tai tikintis į apvalų, į kamuolį, žinai. Tie, kurie daugiau tyrinėja, kaip ir pats, ir aš, ir mano draugai, taip. Mes neteigiam, kad yra žemė rutulys arba jinai plokščia. Taip. Gali būti dar kažkaip kitaip, gali būti taip. Hollow Earth yra vidinės žemės teorija. Taip. Tas bandymas teigti, kad žinau kaip yra iš tikrųjų, manau, tai nėra protinga. Neišmintinga tiesiog, ne? Kai mes turint omeny, irgi dažnai taip pagalvoju, ne? Kad jeigu taip sąžiningai mokslas vyktų, tai iš tikrųjų kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką atrodo kažką galėtų atrasti tokio, kas galėtų paneigti prieš tai buvusi 100 metų, ne? Tai tiesiog turėtume visą laiką išlikti atviri, nestatyti jau tokius kaip įstatymus kartais surašom ir tiesiog nepajudinama. O ne, gal pajudinama. Visą laiką galvojam, kad čia yra materija. Po to praeina 20 metų, mes išsiaiškinam, kad čia energija. Kad čia mes energetiniam pasauliu vis dėlto gyvenam. O ne kažkokiam materiniam. Kad tarkim, kaip ir iš Mendelėjevo lentelės išėmė tokį elementą kaip eterį. Ne, tai palaukit, čia labai svarbus yra reikalas. Žiūriu visus tos dalykus ir man labai daug kelia klausimų, ne? Ir su ta žemė, vėl šaknis, ne? Kas yra NASA, kaip jinai atsirado, kas buvo po Antrojo pasaulinio karo, kaip tenais tie, kurie buvo nuteistieji, kaip jie buvo išsiųsti į Ameriką, į Argentiną ir taip toliau, ir jie kūrė vėl kažkokią naują iliuziją, jiems reikėjo naujos iliuzijos. Kodėl Universal filmai, ne, kur dar net nebuvo niekas pakilęs į tą kosmosą. Dar net niekas nematė nei vienos tos nuotraukėlės, ne? Jie jau mums rodo Universal. Palaukit, iš kur jūs žinot? Iš kur jūs žinot? Dėl to, kad prieš tai ten tūkstančius metų visos civilizacijos ir tos, kurios aš laikau, pažengusios buvo civilizacijos, ne? Statė stebuklus visiškus ir Indijoje, ir Egipte, ir visoje Azijoje, ne? Ir jie sako, kad ne, kad yra plokščia. Ir mes kažkodėl 500 metų čia dabar prieš susigalvojom, kad ne, visi jie melavo iki tol, ir dabar mes čia esam tie 500 metų, kur esam, jie patys protingiausi ir kur tiesiog alkoholis, kur tokie protingi, kad net parašyta, ne, kad mus žudo dalykas, mes tiesiog imam ir darom, ne? Tai aš negaliu laikyti tokios civilizacijos protinga, kur, tau net įspėta žmogaus tave žudo ir tu vis tiek tą patį veiksmą darai. Tai aš nelaikau tikrai protingos civilizacijos. Tikrai nėra visai homo sapiens, žinai. Tikrai. Tokie gyvūnai, dažnai pavadinu taip, gyvūnais. Mes tikriausiai turim kažkokią stadijas, ne? Gyvūno turim pradą, žmogaus pradą, aš kur jį laikau, kur jūs pradeda ieškoti prasmės, pradeda ieškoti kažko gilaus. Ir tą dievišką į savo pratą, kada jau mes tai, kas esam, jau tas ir esam. Tai. Labai įdomu, tokį irgi čia video mačiau apie senas Sankt Petersburgo kapines. Man tėtis visą laiką pasakoja. Kada ten ant tų paminklų, kur žmonės palaidoti, yra kaukolės, o šalia kaukolės drugelis.
Aha, ir ką tai reiškia? Ten tas, kuris nufilmavo ir labai įdomią tokią teoriją iškėlė, kas man užkart rezonavo irgi čia prieš kelias dienas. Kad mūsų irgi gyvenimas kaip drugelis. Mes gimstame iš kiaušinėlio ir esame visą gyvenimą vikšrai. Taip. Tada, kai baigėsi mūsų vakelė šitoje žemėje, vikšras tampa leliuke. Taip. Transformacija. O tada iš to kapo siela, kai sako, po kelių dienų siela tenai išskria. Bet matot, kokiais simboliais jie kalbėjo, ne? Ir tiesiog visą laiką tas simbolizmas. Žmonės galvoja, kad tiesiog yra, tiesiog sugalvojama toks simbolis, ne? Tarkim, farmacijos, ne, vaistinės. Jie galvoja, kad taurė apsiviniavusi su ta gyvatė, ir viskas, ir taip ir yra, nekeliam klausimų, kas iš kur, o tu kaip pasižiūri ten Holy Grail, ką ta gyvatė galėtų reikšti, tai tenais vieni taip sako, kiti taip sako, simboliai valdo pasaulį, ne, dėl to jie iliuminatai rodo visus savo, taigi jie taip komunikuoja. Bet vėlgi, čia kaltina daug kas, ypač naujai atsibūdė, kad masonai, iliuminatai čia dėl visko kalti, kad čia jie sąmokslas užvaldyti žmoniją. Aš tai visiškai kitaip manau. Aš manau, kad iliuminatai, vien jau tas žodis, illuminate, šviesti, apšvieta, švietėjai. Daugybė ir laikraščių žurnalų dar netgi buvo būtent Romanovų laikais, dar iki mūsų 18 metų Pirmosios Respublikos, jie buvo vadinami apšvieta ir visa kita. Tai šitie žmonės kaip tik stojo į kovą su bažnyčios dogmomis. Bet kaip ir bet kurią struktūrą, visą laiką atsiranda oportunistai, kurie užvaldo ir panaudoja blogiam tikslam. Nes tas kova tarp gėrio ir blogio jinai amžina. Tai būna, kad iškyla kažkas, pradeda daryti gerus darbus, tada atsipalaiduoja. Čia tas kaip ciklas, geri laikai gimdo silpnus žmonės. Ir tada silpni žmonės sukuria blogus laikus ir taip toliau. Tai aš manau, kad iliuminatai iš pradžių jie gėrio norėjo. Aš dažnai kaip jis susidurdavo su tokiais pokalbės, kaip mes dabar turime, tai būdavo, dažnai sakydavau, jie ten kažkas, ir tada manęs pradėdavo klausinėti, kas tai jie, ką tu laikai juos. Ir tikrai buvo laikas, kad aš kažką norėjau apkaltinti, kažką norėjau, ten tas ar tokia jėga. Dabar aš nieko iš tikrųjų nebekaltinu, aš tiesiog pradėjau gaudyti, kas pas žmogų yra, kad jis koks galbūt, nesakyčiau taip, virusas, nors per matricą labai norėtų pasakyti, kad žmonės tai kaip virusas, Nesakyčiau virusas, bet sakyčiau, kad kažkokia mumysės jėga tokia slypi, su kuria mes pastoviai toks susidarimas vyksta, mes norim kažkokią tai naujo įpročio laikytis, ar sveikai gyvenseną kažkokią sveiką pradėti. Ir kažkas tai yra mūsų viduj, kas priešinas, nesigauna iš pirmo karto, ten paslysta mane, aš mėsiu ten cigaretės, aš mėsiu alkoholį, žiūri tau ten po mėnesio, vis tiek paragauti kažką, Tai kodėl, kas pas mus mumyse yra tokio, čia jau prasideda tas visas dvasingumas, kodėl aš taip nuėjau, nes labai žiūrėjau tą vidų, ir tiesiog analizavau ir man toks jogas, atsimenu, aš kažkaip ten su kažko sukonfliktavau, su jogais gyvendamas ir jis man taip atėjo, sako, bet čia tu, Dominikai, čia tu, jisai man taip sako, čia tu. Ir aš tuo momentu dar nesupratau, nes tiesiog negalėjau prisimti atsakomybės už visos savo jausmus, už visą savo mintis ir taip toliau, dar jaunas, dar aš ieškau, dar tas toksai, žinai, tas toksai entuzijazmas, gal tas toks karys dar, jisai labai priešų dar nori, bet po to pasižiūrėjau, kad čia vis dėlto iš mano vidaus kyla visas šitas. Tai aš galbūt ką aš norėčiau apkaltinti, tai tą tokį žmogus, kuris savęs nepažinęs ir nepažinęs to savo šešėlio ir nepažinęs to savo tamsos, jis vis nusisuka, vis apsimetam, kad nėra, apsimetam, kad nepavydim, oi, mes tokie faini. Čia ir to savo tamsiosios kažkokios pusės nepažinimo, aš manau, iš to ir kyla. Dėl to, kad iš ten kyla tas noras apgauti, pameluoti, Ai, geriau paimsiu pinigėlį, o žinai, viduj kažkaip sąžinė tau žaidžia juk.
ir tu vis tiek pasirenki ne tą pasirinkimą. Tai su kuo mes čia kovojam savo vidui, kad mes dažnai pasirinkam ne tą pasirinkimą, kokį mes norėtume pasirinkti. Tai aš iš tos pusės žiūriu. Jo, nes, kad ir žiūrint ir dabar, mūsų 35 metai atseit esam, antroji respublika nepriklausom. Bet kažką tai reikia kaltinti, kodėl mums nesiseka. Tai mums įskiepita, jeigu ne Rusija, tai mes čia kaip gerai gyventumėm, kaip Švedijoje gyventumėm. Tai žmogui daug lengviau yra gyventi, kai jis turi ką kaltinti dėl savo nesėkmių. Ir save nieks nenori žiūrėti. Jo, tai veidrodį pažiūrė, koks aš fainas, bet būčiau dar fainesnis, nei jeigu ne tas, žinai. Jeigu ne tas kaimynas su manęs nervina. Jo. Tai žmonės taip ir manipuliuojami per baimės. Taip. Ir jiems primetama kas kaltas. Taip. Čia tokia yra kaip chucpa. Tie iš tikrųjų, kur yra kalti, kurie manipuliuoja, jie viską daro svetimom rankom, sako, ne. Taip, iš tikrųjų ir kartais taip, aišku, yra visokių žmonių, su visokiais susitinku. Tikrai turiu dabar daug klientų ir daug patirties ir matau, kad žmonės net jeigu dabar paskutiniam tokiam atėjo toks suvokimas, kad tiesiog nėra sąlygų, iš kartos į kartą perduota labai daug traumos yra. Ir nežinau, nuo kada tas prasidėjo, dėl to, kad tie resetai vyka. Čia aš tokias temas buvau atidaręs, kad galbūt klonai, galbūt kopūstų vaikai, galbūt ten begalė, protas sprogdinančių, visokių idėjų yra. Našlaičių traukiniai Amerikoje. Našlaičių traukiniai, iš kur tie našlaičiai, kaip paimdavo iš motinų, kaip vėl religija savo visokius dėjo tą savo dogmas, kaip viską sugėdint, suspaust tą energiją, tiesiog tie našlaičių traukiniai, kaip užpildomi miestai buvo, ne? Tai pažiūrėjau, ypač Amerikoje tie didžiuliai pastatai, gotikiniai, tai buvo pagrinde vaikų namai ir durnių namai. Jo. Tai labai keista, ne? Kodėl, argi statė vaikų namus tokius gražius, prabangius, durnių namus pilyse tokiuose. Tai visiškai neina suvesti paprasčiausių dalykų. Su ta vaikų tema aš čia buvau atidaręs ir buvau tokius pašto ženklus atidaręs ten iš 1800, nuo kokių 60 iki kokių 905 kokių metų. Ir tenais yra tokie pašto ženklai. Ir tenais visi pašto ženklai yra apie tai, kad parduotuviai galėdavai nusipirkti kūdikį. Kad, tai ta prasme, aš visada galvodavau, kai man būdavo įdomu, dabar mes turim, gyvenam šiais laikais, turim savitas idėjas, šių laikų idėjas, šių laikų sakinius, kaip mes bendraujam, kaip mes juokaujam, kas yra juokinga, kas yra nejuokinga, kas populiaru ir nepopuliaru. Ir tada galvodavau, kaip prieš 400 žmonės. Tai nejaugi jie tom pat. Kažkas tai kitaip vis tiek ten turi būti, ne? Ir jeigu mes matom, kad netgi nereikia keliauti 100 metų atgal, mes ten 50 metų nukeliausim, ar Belgijoje, ar kur, dar zoologijos sode žmogus buvo. Jo, čia mes kalbėjom su Gintaru vienoje iš laidų, kad 59 metai berods buvo tarptautinė pasiekimų paroda ir ten buvo padaryti Kongo kaimas, nes, kai žinojo, Kongas buvo Belgijos kolonija. Taip. Bet esmė tai verčia susimastyti, kad visai nesenai, hebra, mes iš tikrųjų to savo žvėriškumą, to savo blogą kažkokią, tai kiek aplinkui, baisių dalykų yra, tikrai nesaugų, patiems žmonėms nesaugų yra. Aš šiaip, turėjai kokį morfijų mokytoją, tokį kažkokį tai... Sakykim, turėjau morfijų mokytoją, turėjau tokį Giedrą iš Šiaulių, tokia su ilga barzda, jis irgi darydavo video ir ten, tai man buvo jisai toks mano morfijus. Bet praaugai mokytoją, ar kaip? Sakyčiau gal jo, gal ir praaugau, tiesiog tuo momentu begalė informacijos apie šitą matricą, apie augalus, apie vaistažoles, apie sveikatą, apie kūną, šarminga, nešarminga, kas yra hibridiniai augalai, nehibridiniai, tiesiog ten užbombardavo, plus dirbtiniai intelektai, ten kas kompiuteris ir taip toliau, tiesiog. Jo, jisai man buvo toksai morfijus, kuris išblaivo. O daugiau dabar jisai kažkur dingęs, aš nežinau, kur jisai dingęs. Nes kaip sako, kai atsiranda mokinys, atsiranda mokytojas. Jo. Bet jeigu mokinys yra tikrai ieškantis, jisai visą laiką praauga.
mokytoją ir jis pats tampa mokytoju, nes atsiranda kiti mokiniai, kur jau tu su savo naujom patirtim, ko tavo mokytojas net negalėjo žinoti, nes tu praėjai kitą kelią. Tai aš tai irgi toksai, daugiau aš pats viską, aš neturėjau mokytojo, aš sakau, nuo mažens man viskas buvo žiauriai įdomu, aš ten tyrinėdavau, atsigulęs žiemą, kai negalėdavau eiti lauką, pasiėmęs 1500 puslapių tarybinę enciklopediją, žinai, ir aš ten ją vartydavau. Jūs enciklopedijas dar. Jum daug sudėtingiau buvo, sakyčiau, vyresniai kartai, ne? Daug sudėtingiau, nes nebuvo interneto. Aš tai jungdavaus į internetą. Ir tenais aš išgirdau tiesiog raktinį žodį Illuminati, ne? Ir man draugas per krepšinio treniruotę kažkaip patikė manęs daina ir tas Illuminati man suskamba kaip raktažodis. Ir viskas, aš grįžtu į namus, YouTube, Illuminati, Enter ir važiuojam. Jo, tai dabar, kaip ir Matricoje, kai ten noriu būti malūnsparnio pilotas, gerai, pakrauna programą. Tai su internetu daug lengviau. Man reikėjo daug popierinių knygų perskaityti iš pradžių, aišku, paskui, kai atsirado, įlindau internetą, tai jau čia nuo 2002-2003 metų, tai jau buvo daug lengviau, tas progresas pagreitėjo. Bet vėlgi, kaip mes kalbam, kad viskam savas laikas, jeigu galėtų, tai atsitik greičiau atsitiktų, negalėtų, ne. Ir mano tas vis tiek pagrindiniai tokie paieškos objektai buvo geografija ir istorija. Tai ir man pačiam kyla tokios, ir ypač paskutiniu metu vis daugiau supratimo apie tą, kaip kalbėjom bažnyčios, kad ten viskas netikra, kaip mums buvo primesta šita naujausia religija, kuria yra grinai valdymo forma. Ir aš išišau, kad tas didysis tvanas, kur Nojus statė laivą, kad buvo visiškai nesenai. Čia keli šimtai metų tik tai praėjo. Iš to, ką mes galime matyti ant žemės, tikriausiai, aš manau, kad tie, kaip čia pasakyti, įrodymai gal ir liuda tą visą reikalą. Aš nežinau, negaliu pasakyti. Visi, kad ir Kaune, ar Šiauliuose, ar kur, kad užpilti pastatai yra keli aukštai po žeme, tikrai nesąmonė, kad taip statė, arba kad tai yra kultūrinis sluoksnis. Čia nereikia mūsų apgaunėti, kaip sakoma, netokie naivūs esam, nors dauguma nepastebėjo, eina ir jiems atrodo, kad taip ir turi būti. Bet visą laiką buvo įdomu, aš visą laiką taip pasižiūrėdavau ten į apačią, ten šiukšlių visą laiką prikritę visur, tai būdavo ir Bet ateina, atrodo, kad tu išsikeli tą klausimą, jis galbūt ir nueina kažkur tai ir dingsta gal 10 metų, bet jisai vis tiek po to, tai dėl ko čia viskas buvo. Šitas tai tikrai įrodo, kad tvanas buvo bent jau nesenai, nes labai daug knygų šneka apie purvą, ne? Taip. Daug labai nuotraukų, purvas, gatvėse purvas. Tai ir dar netgi jau 18-19 metai, pirminė priklausomybės metai po pirmo pasaulinio, tai yra pilna nuotraukų, kai buvo purvas ir išklota lentom gatvės. Taip. Didžiuliai pastatai, soborai, viskas stovi, o purvyną žmonės vaikšto su arkliais, nes kanalizacijos nėra. Tai panašu, kad buvo anksčiau kanalizacija, netgi valdovo rūmuose Vilniuje, jeigu ten nusileidė, kur yra atkasta, tai didžiuojasi 7 amžiuje čia jau kanalizacija buvo. Jie taip sako, kad buvo 7 amžiuje, nes aš tokiu esu girdėjęs, kad, tarkim, Londone buvo net vienu momentu, kadangi ta civilizacija, kuri buvo prieš mus, jie buvo daug labiau pažengę ir jie kažkaip su virškinimu, jiem kažkokios kitokie reikalai buvo. Ir aš girdėjau, kad, tarkim, Londone buvo net smarvės epidemija, nes tie naujakuriai, kurie atėjo, ne, kurie gavo tą palikimą, ne, visus tos pastatus, jie tuštinos kaip gyvūniukai ir jie nežinojo, kur dėti viso to. Tai jie pildavo tiesiog į upės, į gatvės ir ten kilo pandemija, ten mirdavo žmonės nuo kvapo. Tai žiūrėk, tai aš tokią teoriją pateiksiu. Kadangi buvo tas mud floodas, purvų užpylę, tai skaityk, užpylė visą kanalizaciją ir jos nebeliko paprasčiausiai, jinai nebeveikia. Tai nebebuvo kur visko dėti. Tai ta patys, žiūrėk, ir muškietininkai Duma, ne, su didelėm skrybelėm. Čia oficialūs dalykai sako, kad buvo, kad apsaugoti ne žmonės viso iš savo šikpodžių per langus
savo viską pildavo, tai kad, žinai, neaptaškytų drabužių, tai buvo tos skrybelės, kad jeigu kas, kad jų neaptaškytų. Tai net iki tokio lygio. Tai aš manau, tikrai tai buvo nesenai ir ne vienas netgi. Nes yra mūsų oficialioje istorijoje, atseit, kai buvo švedai užpuolė. Netgi vadinasi švedų tvanas istorijoje 17 amžius. Atseit, kada atplaukė baisų švedai į LDK ir čia sugriovė trečdalį pastatų Europoje. Tai kaip jie laivais atsivežė tiek svedinių patrankų, kad taip viską sugriauti, ar kaip čia viskas taip gavosi? Įdomu žiūrėti tas oficialias pasakas, kurias pateikia. Nes ten, labai tikrai kartais jau labai juokingai suskamba. Visiškai nesueina galai. Jo, ir kitas dalykas, pas mane prie Nemuno Zapiškyje restauravo bažnyčią. Ten sena Vytauto bažnyčia stovi, ten 15-16 amžiaus. Ir buvo iškasta kokia 10 metrų į gylį ir netgi matosi, va tokia, yra senas toks tamsus sluoksnis, tada švaraus smėlio, grinai, va atrodo užneštas švaraus smėlio sluoksnis ir ten, grinai, va smėliukas gražus kokia gal 2 metrai. Tada eina toks juostelė tokia purvina jau, tokio kaip kultūrinio sluoksnių. Ir vėl 2 metrai, vėl šviežaus. Ir jau tik virš jo dabartinė velėna maždaug tokia. Tai kaip ir labai akivaizdžiai viskas matosi. Akivaizdu. Kažkada dėdis man sakė, aš įdomiai, istorija čia yra kaip sluoksniuots tortas. Ir aš taip, kaip sluoksniuots tortas, tada kaip ir supratau, bet kaip ir nesupratau, ką jis norėjo pasakyti, bet pas jį irgi labai geras akis, labai gerų įžvalgų, labai aštrus protas. Ir mes tuose temose, sakau, mes labai radom bendrą kalbą. Kai mes abudu tą neteisybę, ta neteisybė tiesiog varė iš proto, tiesiog visur matai tą tokia, ta neteisybė, tiesiog traumuojanti neteisybė, ne? Ir kiti žmonės su tuo susitaika, o mano toks buvo, kad visą žaidimą esmė palieka. Jeigu yra neteisybė, kaip gali tai būti, netelp į tave. Bet aš manau, tas tavo tėčio ir tavo tas įrašas, aš manau, labai pasitarnavo Lietuvai. Nes daug išiškėjo tų visų nekentėjų, nes tu pasakėjai tik tai, kad tu esi už taiką. Taip. Ir tai buvo išversta, kad tu esi už karą, už Rusiją, kad tavo tėtis ir ten pasinaudojo visi tie anos pusės žmonės, kad paniekinti, nes tavo tėtis teisingas žmogus ir yra nudegę nuo jo tiesos, nes jie iš tikrųjų yra vagys, jie nuteisti, kad jie pavogė. Bet kadangi tie žmonės, kurie labai neturi savigarbos ir nuo mažens jie nori parodyti kitiems, kokie jie krūtit, žinai, kad jie yra aukštesni, jie ieško progos kažkam įspirti, nors yra neteisus. Taip save pasikeli. Aš nuleisiu kitą žemyn, tai aš pats jausiuos geriau. Jo, man tik tai gaila buvo, kad žmonės tiesiog, kaip pat irgi mačiau, kaip jie nesidomi. Iš tikrųjų, jie tik pagauna tą kažkokią, nes mano tėtis tai nieko nerašė. Jis iš viso sėdėjo lovai, aš kadangi administruoju jo Facebook'o puslapį, dar kartą papasakosiu, ne? Kadangi administruoju jo Facebook'o puslapį, aš ten padariau tą video, jau žiūriu, ten jau verda visiškai. Ir aš kažkaip į mišką išėjau pasivaikščioti. Ir vienas einu ir tiesiog komentarą kažkas parašo, ne, ir įveda. Ir aš tą komentarą ten labai tvarkingai, ten labai gražiai tiesiog, kad daug pasaulyje yra neteisybės, kad aš esu už taiką. Ir ten tvarkingas labai komentaras, nei vieno ten keiksmažodžio net nėra. Ir tiesiog paspaudžiu ir padedu telefoną į kišenę. Ir viskas. Ir einu, už 10 minučių paimu telefoną ir per širdį tik tais galvoju, ką dabar pridariau. Iš karto ištryniau, žiūriu, kad jau žmonės meta, nuskryninė ten, tiesiog. Ir iki dabar kai kurie žmonės galvoja, kad ten tėtės mano komentarą rašiau. O iš tikrųjų aš parašiau tą komentarą. Aš ir matau tą pusę. Taip, žinau, kad tai labai pasitarnavo, tik tais pačioj pradžioj buvo nemalonu. Nemalonu dėl tėvų tiesiog. Taip. Jie labiau pergyveno, aš tai ne. Jo, bet tai buvo, aš manau, momentinis, toks nemalonu, nefainai, ką žmonės pagalvos. Taip. Bet ko mes toliau einam tiesos keliu, kažkaip dar. Iš tikro, koks skirtumas,
apie tave pagalvos. Taip, man tai, aš tai iš vis jokių problemų, nes aš tai visą laiką savo viduje, jeigu aš žinau tiesą, man visiškai nesvarbu, man juokinga, man, papasakok. Ne, nes aš tai žinau savo viduje tiesą ir aš žinau visą, ir tie, kas mane pažinojo, jie visą laiką žinoja apie ką, aš visą tas, tiesiog, vieną dieną, dar aš atsimenu, tatuiruotę daraus ir vieną dieną visi susidėt vėliavėlės, viskas, karas prasidėjo ir aš nesuprantu, nes aš tai, pavyzdžiui, nežinau, kokioje aš pusėje. Kur čia jūs skubat, kaip jūs čia žinot, kaip jūs čia nustatėt, nes aš tai visą gyvenimą domėjus ir tie, kurie, aš žinau, kad jie nesidomėjo, jiem net neįdomu buvo. Ir jie dabar jau gulda galvą už tai, kas čia dabar vyksta. Palauk, taip negali būti. Bet vis tiek, man juokingiausia, kai tie aršus antivakseriai, kurie sakė, va, kokia bloga valdžia, kaip jie čia mus meluoja, kaip čia mus nori uždaryti, kaip... Ir kai prasidėjo karas, jiems kažkaip pasirodė, kad valdžia dabar teisinga yra, už Ukrainą visi... Aš tą patį klausimą kėliau, aš nesupratau. Bet vėlgi, ant kiek mes esam visi skirtingi, perėję per skirtingus gyvenimus, turime skirtingus suvokimus apie skirtingus dalykus. Tai vat, išlikti va toj tiesoje, iš tikro, tikrai labai mažam skaičių žmonių gaunas. Sudėtinga, kai tau taip pudrins smegenis kiekvieną dieną ir tave... Plius žmogus gyvaikoms yra baimės, turi baimę atstumti. Ta prasme, žmogus bijo būti atstumtas, ne? Bijo, kad tave nurašys kažkaip, tai ten nuteis ar dar kažkaip, turi... Aš tai žinau save, aš visą laiką, žinok, tiesos ieškojau. Man ta tiesa buvo, aš net kažkaip net sakydavau, aš dėl tos tiesos, aš net galėčiau mirti, aš visokių narsių širdžių prisižiūrėjęs ten tečiu. Ir atrodo ten, kuris ten freedom, jam ten plėšia vidurius, jis ten freedom šauk, man atrodo, va čia yra. Ir kai žmonėm jau reikia tą savo gyvenime parodyti, ne, kad jis taigi prieš sistemą, prieš visą, tau net jeigu tu ir už sistemą, bet ar tau neįdomiau, ar net nėra to tokio azarto kažkokio tai. Tiesiog visą laiką buvo tas tiesos ieškojimas ir jau man nebesvarbu buvo. Tiesiog aš pasitikėjau, jau tada atrodo buvau daugęs iki tokio lygio, nes aš atsimenu, kai būdavau ten 18-19 metų, aš ten su kažko susiginčydavau Facebook'e, adrenalinas, ten kaip prieš muštynės, ten koja dreba. Tai tiesiog atrodo, kad turėjau augti, užaugti, ne? Kad galėčiau čia su tavim sėdėti. Irgi buvau tai pagalvojęs, jeigu aš papulsiu kažkur ir man reikia šnekėti, ir man ten kažkas tai kažką pasakys, ir aš ten pradėsiu ten lūpą timčiot pradėsiu, ne? Tai kaip aš atrodysiu, aš net stoviu. Ir atrodo, gyvenimas ruošia tam. O dabar mes galim turėti tokius fainus pokalbius. Jo, ir pagalvok, kaip mums lengva. Mums nereikia nieko meluoti. Laisvė. Ir kai tu gali sakyti tai, ką tu nori sakyti ir nebijoti, tai yra, tikrai, tu išsilaisvini. Prabanga. Tai pagalvok, visiems tiem politikam, jiem pastoviai reikia meluoti. Vienas melas veda prie kito. Tai dabar galim grįžti į pradžią, ką mes kalbėjom, kodėl ta tiesa yra slepiama. Todėl, kad viskas prasideda nuo mažo melo. Taip. Kažką, šito nesakysiu ir tada sumeluoju, bet jeigu aš tą pasakysiu, vis tiek suprat. Tada meluoja. Ir tada, kas gaunas, viskas apsiverčia aukštint kojom. Kas buvo balta, tampa juoda, kas buvo juoda, tampa balta. Taip, sutinku visiškai. Mes matėm tai visiškai akivaizdžiai ir per karą, ir per COVID-ą. Per COVID-ą irgi, Nors daug kas pyksta ant to COVID-o, aš tai iš tikrųjų dėkoju jam, man tai buvo žadintuvas. Pagaliau pradėjo kažkas, nes aš dabar šiandien dar kalbėjau su mama, atsimenat, aš jums sakydavau, jūs galvojat, kad jums čia geras patogus gyvenimas, turėsit namą, mašiną ir čia taip toliau ir viskas, ir tipo jūsų nesujudins, šitą erdvė, šitą visatą jūsų nesujudins kažkaip. Naivu buvo tikėtis, nes aš tai žinojau, kad čia bus, neleis, tiesiog taip, neleis, nes, jokia prasmė. Kokia prasmė yra žiūrėti filmą, kai prasideda gimsta, ilgai ir laimingai gyvena, baigia. Viskas, jokios prasmės, jokios pamokos, nieko nėra. Žiauriai geras irgi buvo pavyzdys, būtent apie matricą. Nes pandemijos metu išėjo 4. matrica. Taip, atsimenu, aišku. Ir tuo metu jau buvo
pas mus galimybių pasai. Ir tu negalėjai be galimybių paso nueiti į filmą. Taip. Tai buvo žiauriai geras memas parašyta. Jeigu tu ėjai žiūrėti 4 matricą su galimybių pasu, reiškia, tu nifiga nesupratai, kas buvo per 3 pirmas pasakojimas, žinai. Nu, tenais dalim keliant ir filosofija kyla. Ir dėl to pirmas ir yra toksai sėkmingiausias. Antras, trečias, jau tenais kaip apie tiesiog apie karmos visokius dėsnius, ne, apie labai ten daug dalykų paliečia. Jau matau, kad reikalauja daugiau procesoriaus ir jau žmonės jau jie taip praleidžia. Jo, bet trečiam, aš manau, vis tiek buvo per daug spec efektų, ten tų šaudimų į tos robotų, ten tikrai perkrauta ir kažkaip nukilina tą pagrindinę mintį. Bet daug kas sakė, kad 4 ten kažkas prasta, bet man tai labai patiko. Ant pačią galo, ypač kai jau Trinitė su Neo susikabinė, tą psichologą ten padėjo į vietą, sako, davai parodykim, sako, ką iš tikrųjų laisvas protas gali. Ir jie išskrenda. Gal sukursim 9 vaivorykštės. Nu tiesiog, va tą išsilaisvinimą. Ir žmonės irgi turėtų jausti. Nes man bent jau tai būdavo visą laiką. Jausdavau nelaisvę. O laisvė atrodo pats svarbiausias toks sielos, toks kažkoks tai dvasios sielos, kažkoks toks, vat, nu nežinau, toks atrodo, kad žinau kontrastą. Ir kai čia įmetai į šitą žemę, ne, man čia nelaisvė, čia iškart, nors tau atrodo, kad laisvė, kai tu 20 ledų porcijų gali nusipirkti, tau atrodo čia laisvė, taigi 30 ledų porcijų. Man čia kalėjimas. Tai, Dominikai, grįžtant prie filmo Matrica, turbūt ko gero pats įsimintiniausias yra tas vaizdas, kai Morpheus ištęsia Neo 2 tabletės, raudoną ir mėlyną, kas simbolizuoja tokia kaip ir pasirinkimą. Tu gali būti ir kažkiek ir prabudęs biškį matyti, bet pasirinkti patogų gyvenimą, kur pinigai, garbė, niekas tau per daug nieko nesakys, arba gali pasirinkti raudoną ir eiti prieš sistemą. Tai kaip tu matai tą, gal yra ir dar ir 3 ar 4 pasirinkimas? Aš manau, kad pasirinkimų yra visą laiką daugiau negu mums rodo, ne? Ir tikrai yra pasirinkimas nesirinkti, jau irgi yra pasirinkimas. Neduoti atsakymo irgi yra atsakymas, ne? Tai aš manau, kad yra tų pasirinkimų daug daugiau. To filmą, va tenais, tam filmenė raudona neremi triušio uola. Manau, kad aš pasirinkau galbūt tą pasirinkimą pasidariau, nes atrodo, kad gyvenimas pasirinko. Tu taip, tu tiesiog, ką tu vaiks, tu tiesiog žiūrėjai, kas tau įdomu, kas tave kaip jaudino, sakykime, viduje, ne? Tu net nežinojai, kad tu čia kažkokią tai sprendimą tokį darai, kuris tau atlieps visą gyvenimą. Juk rašydams kažkokius postus apie ten Ukrainos, ten kažkokius karus, aš nežinojau, kur mane tai nuves. Tai aš nežinojau su tais pasirinkimais, kur nuves, bet dabar, kaip matau, žinai, tai gerai nuvedė, viskas tvarkoja. Ten, kur ir noriu būti. Tai jo, bet vėlgi, kai sakau, yra mėlyna ir raudona, bet matau aš dar kitokių kelių, kad tu nebūtinai renkiesi eiti ar vienu keliu, bet tu pats gali kurti kelius kitiems. Tai čia, manau, dar kitas levelis. Bet vis tiek tikslas, kur tu nori nueiti. Ne? Čia irgi, manau, kad labai svarbus yra dalykas, ne? Kur mes norim nueiti. Su to pasirinkimu, ko tu tikės ir link kur mes čia tada einam, nes aš tai dažnai sakau, kad aš tik tais galiu duris parodyti. Aš tik tais parodau duris ir tu pats turi eiti. Ne? Aš kur žmonės vedu. Aš niekada, pavyzdžiui, pas mane yra tokia filosofija, aš niekada neliepiu sekti, niekada neliepiu laikinti, nieko iš viso. Patinku, bravo, nepatinku, laisvas. Neįpareigosiu tavęs niekaip elgtis ir nenoriu, kad tu manęs įpareigotum kažkaip elgtis. Tai aš visą laiką tą tokį neutralumą pasidaręs ir nu kaip čia pasakyti su to pasirinkimu, ne? Visą laiką, aš manau, kad visą laiką yra tas kitas pasirinkimas. Visą laiką yra kitas pasirinkimas, nors kartais taip gal ir netrodo, kartais yra tiesiog už tave pasirinkta, kartais, nu čia toksai, čia irgi tokia labai prie tokios mes temos einam prie laisvos valios ir likimo temą. Ir pačioj matricoje irgi labai apie tai diskutuoja. Ir čia irgi tokia slidi tema, kaip aš sakau, kartais aš vienam žmogui turiu pasakyti ir taip
turi tiesiog suteikti visą galę, kad taip, tu gali kurti visus tos, tu gali kurti naują kelią, naują pasirinkimą ir taip toliau. Bet aš žinau, kad kartais man atrodo, kad aš renkuosi ir po to aš taip pasižiūriu, nefika, aš čia nieko nesirinkau, čia mane taip tiesiog vedė. Tai va čia toksai va slidus reikalas, kas čia kiek to pasirinkimų turi, kas čia kiek... Tai man visą laiką patikdavo tas žodis iliuzija, iliuzionistai, kaip tie patys žmonės, vieni sugeba padaryti iliuzijas ir kitus žmonės gerai prasme apgauti, padarydami netgi kaip pramogą žmonėms. Tai mes irgi šitoj matricoj tikrai yra labai labai daug iliuzijos ir kaip tu minėjai, kartais tu galvoji, kad renkiesi, bet už tai jau būna pasirinkta. Programa yra paruošta, kad tu būtent pasirinktum. Taip. Čia toksai paradoksas, aš priejau bent jau per tą vidinį pasaulį, aš priejau prie tokio paradokso, kad kuo man atrodo, kad aš turiu daugiau pasirinkimo, tuo aš jo mažiau turiu. Kuo aš mažiau turiu pasirinkimo, pavyzdžiui, mano misija, ne, ir aš neturiu to pasirinkimo, bet aš toks laisvas jaučiuosi toj savo misijoje, ne? O kai tu esi be misijos ir tau atrodo visos tos misijos ir tą galėčiau daryti, ir tą galėčiau daryti, ir tą galėčiau daryti, ir tu kaip ir daug pasirinkimo, daug laisvės, bet realiai tos vidinės laisvės, kaip ir aš nejaučiu. Aš tik tais jaučiu tada vidinę laisvę, kad aš nebeturiu ką daryti ir tik tais galiu daryti savo tą misiją, ne? Ir va ten, nors ir nėra jokio pasirinkimo, bet va ten aš randu tą laisvę. Toks labai paradoksiškas toks reikalas. Čia galim suvesti į puzlę. Tu turi puzlės gabaliuką. Taip. Ir tu turi pasirinkimą bet kur jį padėti ant stalo. Taip. Bet jisai atitiks tik vieninteliai terpiai. Būtent. Ir ta mūsų misija irgi yra vienintelė. Taip. Čia kaip yra, pavyzdžiui, mes neturim net lietuvių kalboje žodžio tokio kaip rusų kalboje yra pravda, kas yra tiesa, ir įstina, kuri yra vienintelė tiesa. Tai vėlgi mes grįžtam į tą, pasirinkimas yra iliuzija. Yra vis tiek taip suprogramuota, kad tu blaškaisi ir mokaisi šitoj matricoj, bet vis tiek, kai tu pataikai į tą vienintelį kelią, tik tada tu jautiesi tikrai laisvas. Taip. Matricoje irgi nagrinėjai šitą klausimą, ypač antroje dalyje. Aš atsimenu, kaip Neo ateina pas orakulę ir jam ten siūlo saldainį ir sako, bet tu jau žinai, ką aš pasirinksiu. Sako, tau esmė dabar ne klausti, ne tą ateitį nuspėti, bet klausimas, kodėl tu jau pasirinkė, sako esi. Bet dabar tu klausi, kodėl tu tą pasirinkai ir tavo kelias yra, kodėl tu tą pasirinkai, tu aiškinės. O kelias tu jau pasirinktas, tu jau važiuoji, jau viskas. Tai va čia manau, kad va čia atsako į tą klausimą. Kad aš manau, kad mes daug ką jau esam pasirinkę ir mes dabar tik tai išgyvenam ir bandom suvokti, kodėl mes tą pasirinkom, ką pasirinkom. Aš manau, kad mes prieš ateidami jau pasirinkom, kad mes va čia sėdėsim šitose kėdėse ir bus toks susitikimas. Tik tai, kur visą tai veda? Koks tikslas? Link kur mes einam? Tai stebint dabar visuomenę, kaip viskas rutuliojasi su tais visais, kad ir jau minėta pandemija, kur buvo didžiulis išbandymas, tai irgi buvo pasirinkti, ar pastatyti petį ar ne. Tu galėjai, daug kas pasirinko, nors ir netikėjo stebuklingais vaistukais, bet jie pasirinko, kad galėtų keliauti, kad galėtų važiuoti ten susitikti su giminėm. Cepelino, čia labai svarbu, nes kartai metus norisi cepelino, vis tiek, žinai. Tai va, bet dar labiau tai išiškėjo po 22 metų vasario 24-osios, kai prasidėjo tas nelemtas karas. Taip. Ir kiek irgi buvo spaudimo. Tu turi pasirinkti vieną pusę. Jeigu tu nepasirenki, arba tu sakai, kad čia ne mano, net jeigu sakai, jeigu nepasirinkau, aš... Automatiškai tavo etiketė. Tau vis tiek tu reiškia, kad pasirinkai aną. Taip. Tai tave pripaišo. Tai ant kiek yra tas vadinamas pasirinkimas iškreiptas dalykas. Čia taip pat, kai buvo remeliai, kur kalbėjom apie mokslą. Tikiu mokslu, neanalizuoju,
nesimokau, kiekvieną dieną nekvestionuoju, o turiu tikėti. Tai mokslas paverstas religija. Religija. Taip, čia labai per tą pandemiją daug tokių visokių dalykų išlinda ir ypač su tuo tikiu mokslu, tai man buvo irgi lygiai tas pats, kad čia religija, palaukit mokslą, tai reikia tikrinti. Kaip mes prieš tai kalbėjome, ne, kad atrodo, kad juk jeigu sąžiningai tas mokslas vyktų, tai galėtų nuneigti. Aš šiandien galbūt atradau kažką tokio fenomenalaus, ką galėtų paneigti prieš tai, o dabar tikiu į viskas. Įtikiu, jie tiki. Aš iš viso dabar einu į tokį mąstymą, kad tikėjimas čia kažkoks virusas. Čia kai tu nežinai, tada tau reikia tikėti. Aš dažnai klausiu žmonių, o tu tiki, kad turi dvi rankas, ar tu žinai, kad tu turi dvi rankas? Ir tu matai skirtumą. Ir aš nebenoriu tikėti nekom. Aš noriu žinoti. Aš manau, kad mes dabar į žinojimo amžių po truputį einam. Buvom tikėjime, buvom iliuzijose, buvom prietarose, buvom ten daugom tikėjom, ne? Dabar jau nebelieka vietos tam, dabar yra arba žinau, arba nežinau. Bet kitas dalykas yra, vėlgi negalima tikėjimo žodžio sumenkinti, nes tikėti vieninteliu dalykų kūrėjų, tikrojų kūrėjų. Taip. Nes vėlgi, kaip jau minėjau apie iliuminatus, pirma buvo geri tikslai, o paskui jie paaugo kaip prievartos mechanizmas. Tas pats bažnyčio irgi gal pradžioj buvo gerieji tie pranašai, kur vėl perėmė bažnyčios visą tą institutą, piktos jėgos, kurios nori valdyti, nori turtų, kad gerai gyventi. Ir tokia yra jau žmonija, taigi yragi yin-yangas, juoda ir balta. Jeigu nebus blogio, nebus ir gėrio, nes tada nežinosi, kas yra kas. Nu, turi patirtį turėti, ne? Turi iš krano bėgti ir šaltas vanduo, kad suprastum, ką šiltas reiškia. Sutinku su šituo žaidimu ir dėl to, kai tu perini į tokį, toksai, kai tavy toks vienis atsiranda, šita drama tokia ganėtinai tokia, žinai, pasakysiu taip, yra toks ryšys tarp trijų. Yra auka, yra tas piktasis ir yra tas gelbėtojas. Ir yra visą laiką čia vyksta drama tarp trijų tokių aspektų, tarp to aukos, tarp to puolėjo ir tarp to gelbėtojo. Ir kai tu jau supranti, kad visur čia vyksta šita dinamika santykė, kaip ir tau nebėra ką čia veikti. Nes tu iš iliuzijos bandai išgelbėti kažką, bet to pats įsitraukia į tą iliuziją. Ir tiesiog tas toksai mes į vienį norim išėti, mes norim vientisi patapti. Bet aš su žmonėm dirbu, ne? Ir ką aš bandau padaryti, tai juos grąžinti į vientisumą. Dėl to, kad per traumą yra, tarkim, atlūžusios kažkokios tai mūsų dalis, emocijos, kurios susikaupusios kūne. Ir ten pas mumis kaltės kaupėsi ten kažkur tai ant peties, nelaisvė ant peties, ten atsakomybė dar kažkur, liūdesys širdį ir ten taip toliau. Ir atlūžusios tos atlūžusios dalis generuoja tam tikras mintis, su kuriuom tu nesusitvarkai. Ir tu kaip jau tiesiog su paprastu žodžiu stebuklas vyksta. Aš leidžiu savo jausti. Ir jeigu jauti baimę, ne, ir tu sustabdai, ir tu sakai, pakartok, aš leidžiu savo jausti baimę. Ir automatiškai šitą atlūžusi dalis tarsi integruojasi tave ir taip, būna žmonės net būna susikūprinę, gale sesijos jau, atsipalaiduoja. Būna susispaudę vietos, nenori užimti, gale sesijos jau jie, tarsi atsirado. Dėl to, kad viskas ant tos tokios emocijos, kuri valdo žmonių gyvenimus. Kaip mes šnekėjome apie tos pasirinkimus. Labai mažai. Aš manau, kad baimė vis tiek yra pats esminis žmogaus instinktas, nes ko žmonėm pagrindė reikia, tai saugumo. Bet kodėl tu... Teisingai saugumas. Bet kodėl tu bijai? Tu juk bijai iš neišmanimo. Jeigu tu žinotum, tu nemirtinga, broli, tu sąmonė esi. Visų pirma, tai tu sąmonė esi. Neužgesinama, tu esi. Ta vien žodį, jūs žmonės, kurie žiūri, tiesiog esu, pajuskit tą žodį, koks virpesys ir kaip jaučiasi kūnas, kai tu neįsivardini net aš,
aš tai jau tave atskiria nuo bangos, tarsi banga pasidaro atskira nuo vandenyno, ne? Bet esu ir banga, ir visas vandeninas, esu. Ir čia yra, aš tai laikau tiesų tiesa. Esatis, tai, kad aš esu, tai, kad aš egzistuoju, tai, kad aš esu ta sąmonė, man tai yra tiesų tiesa. Daugiau viskas kinta. Žmonės labai dažnai ginčiasi, yra viena tiesa ar 100 tiesų. Ir čia aš tokie kažkokie diskusijų šitų turėjęs. Ir aš taip žiūriu, kad yra dar tikrovė. Pavyzdžiui, aš negaliu ateiti į kavinę ir pasakyti, jeigu 2 eurai kainuoja kava, ne? Aš negaliu ateiti ir sakyti, ne, mano tiesoje tai 1,50 €, ne? Ne, yra kažkokia bendra tikrovė, kaip mes veikiam. Atnešk mėlyną žibintą, tu neši mėlyną žibintą, ne? Ir tiesiog kažkokia bendra tikrovė, kurie susijus, aš manau, kad susijus su ta tiesa. Čia tiesa, ne? Kad 2 eurai kava kainuoja. Čia tiesa, tikrovė. Dabar negaliu kitaip įsivaizduoti. Tai kažkur tai žmonės galbūt gali turėti perspektyvas į tikrovę, nuomonės apie tikrovę, nuomonės apie tiesą, bet aš vis tiek manau, kad ta tiesa yra tiesa ir tai yra tiesa, jei viskas. Ir tu nieko negali padaryti. Jo, tai gali būti jos variacijos. Variacijos, kažkokios tai variacijos gali būti. Nes, ne veltui sakom, kad yra paraleliniai pasauliai. Taip. Tai yra, eina šalia vienas kito, kur truputį kitaip. Tik vieną parametrą pakeitė, jisai nueina į paralelinį pasaulį, nors praktiškai yra kaip ir kopija, tik tai pakeitus vieną parametrą. Vieną pasirinkimą. Pakeitus jau ten tam paraleliai, ne? Keičiasi jau kažkas. Čia ir matymo požiūris. Tai jeigu atsistosi, paišysi 6 ant žemės. Taip, iš vienos pusės. Bet tiesoje skaičius. Jie būtų teisūs, kai stovi iš Jo, abiejų pusių. Jo. Tai sakau, yra tiek daug tokių įdomių, paprasčiausių testų, kurių žmonės nepastebi kasdienybėje. Bet čia labai geri tokie patikrinimai, kaip čia toks geras. Su žmogumi tu šnekės ir tu užduodi klausimą, yra viena tiesa ar kelios tiesos. Ir čia nėra paprastas klausimas, į kurį taip atsakysiu. Taip yra viena tada. Ne, tiesiog diskusijai einant, tu matai žmogus, ar jisai mato daugiau, ar jisai plačiau mato, ar jis tikrai apsvarstęs šitą klausimą. Nes kiti tiesiog pasirenka. Už juos jau pasirinkta, nes kam mąstyti. Mąstyti kainuoja energijos. Analizuoti, mąstyti, sėdėti, ne? Tai geriau lengviausių kelių. Taigi taip sakė, tikiu mokslu. Jo, tai vis tiek gyvenam nuostabių laikų, ypač dabar, per paskutiniu metu taip viskas keičiasi, kaip aš tikrai niekada netikėjau, kad taip greitai viskas pajudės. Aš kai pradėjau savo tą kelionę į Triušio urvą prieš 23 metus, jeigu tiksliai visai, tai aš per pirmosius metus tiek daug dalykų pamačiau. Ir tikrai tai būdavo, taip nepopuliaru visuomeniai. Ten buvo 0,00001% žmonių tik tai tais dalykais domėsi. Dabar apie tai kalba aukščiausi Amerikos pareigūnai, kurie yra dabar naujai išrinkto prezidento Trumpo komandoje. Tai rauna stogą iš tikrųjų ir yra toksai kaifas juos stebėti, kaip jais į Fort Knoxą pažiūrėti, ar auksas yra. Tai čia visiška sąmokslo teorija. Bokštai, kaip griuvo per rugsėjo 11, bus tyrimai visi išviešinti. Kenedžio nužudimai, jau nekalbant apie tos dalykus. Daugybė kitų, kas atrodė, jau visai... Visas Epšteino salos, viskas taigi rodoma jau yra, ne? Ir labai daug dalykų. Aš tai kaip sakau, pagaliau, tiek reikėjo laukti. Dabar dar taip pajokauju su tėvais, kad sakau, mano ta tema, kur niekas nenorėjo šnekėti, dabar pasidarė visų tema. Tai čia labai mes fainam laikotarpį esam ir tiesiog čia nėra nei kas teisus, nei kas neteisus, nei kas matė, nematė. Čia tiesiog, hebra, įdomi mes čia patirtį turime, įdomus filmas vyksta, nes kažkas tai vyksta. Nes aš matau, kad vis tiek kaip čia pasakyti, visata, ta visa kūrinija spaudžia tą žmogų, kad mes abudu taip susėstume ir, keistai truputį, ne? Keistai, ne patį paprasčiausią žmogų, kuris niekada nesidomėjo, kuris tiesiog prie televizoriaus žiūrėjo, kad jisai atsisuktų į savo žmoną ir sakytų, Nijolė, biški, jau čia keistai viskas vyksta, ne? Keistai tiesiog veda prie to, ar tu tą patį matai, ką aš matau? Veda prie to, aš visą laiką galvau, kad kažkaip tai prie vienos idėjos turės privesti.
Ir matau, kad tas spaudimas, COVID, karai, ta visa kančia. Nu, iš tikrųjų, keis žmogus yra iš tikrųjų agregatas, nes jisai tik per kančią. Tik per kančią. Gaila, kad mes nerūkom, galėtumėm, kai sako posakis, yra sėdėti kamputėje, rūkyti ir išvengti iš visų, kaip dabar atsibunda. Bet mes netokie žmonės, aš tai noriu kuo labiau padėti žmonėm, kaip tik aš toks kaip tiltas galbūt jaučiuos, kaip atėjęs, nes žinojau, kad toks laikotarpis bus ir žinau ir labai matau, kad žmonės iš tikrųjų pergyvena, nesuprant, kas vyksta ir labai tikrai apsikrovė ir noris tos pagalbos rankos ir noris tiesiog aiškumo įnešti, ne kad nuteis, ne kažkaip tai apkaltinti, viskas, baigiam, asmeniškumais baigiam. Jeigu mes norim kažkur nukeliauti, visus asmeniškumus turim pasidėti į šalis ir bendro tikslo, davai, kylam, hebra, tai va, iš tos pusės. Labai. Jau senai sakau, kad gyvenam epochų sandūrą, visiškai keičiasi viskas. Ir pasaulyje, ir santvarka, ir pinigai, ir žmonių sąmoningumas, ir tas pats matymas. Kai mes sakėme, mes buvom keli, kur matėm tos dalykus, bet kažkaip viskas susisuko, kad pradėjo iš vienos pusės žmonės matyti. Aišku, dar daug kas nemato ir čia bandys visa ta Europa ir visi Ukrainos ir Zelenskis bandys tą seną pasaulį kažkaip tai išlaikyti. Čia, kai žinai, tu dūrė su peiliu ir tu pagauni, tau jau ašmenis pjauna, bet tu vis tiek dar bandai išlaikyti, kad tau, žinai. Tai tie pokyčiai, tikrai, glosto dušę ir mes kaip, vis tiek tokie prisijungia jau prie to tiesos ar žinių šaltinio. Mes bandom jį atiduoti žmonėm, tai kas nori, tas pasiema. Nes jeigu tu neduosi, nevyksta procesas. Elektra, jeigu tu neperduodi kitam, jinai niekur neprateka. Tai atrodo, kad jau ta grandinė užsimaitino elektra ir vis daugiau žmonių prie jos prisijungs ir vis tiek kažkokie pokyčiai į tą geresnę, sąmoningesnę visuomenę gal kažkaip ir... Aš manau, kad tai yra neišvengiama. Aš matau, kad yra ir astrologinis laikrodis, kuris sukasi virš mūsų ir jisai tiesiog yra numatęs tam tikras ateities energijas. Visi mes žinom, planetos turi tam tikras energijas, jų išsidėstymas, jų kampas, kaip šviečia į Žemę ir taip toliau. Ir J.P. Morgan, man atrodo, yra sakęs. Sako, milijonieriai nesinaudoja astrologiją, milijardieriai naudojasi astrologiją. Tai irgi labai atkreipčiau žmonių dėmesį, susižinot, kas jie, kokie jie turi parametrus, kaip jie atėjo, kaip jie susiję su visu šituo. Ir jeigu tu iš tikrųjų ir nuoširdžiai tą astrologiją domėsies, tu suprasi, kad ta Žemės forma kažkokia jau ir netokia yra. Ir niekada tos konsteliacijos nesibaigia. Ir tu pamatysi tą pokytį, kurį bando dar tą seną pasaulį. Ką tu išlaikysi šitą kūrinijos, šitą laikrodį, nuostabų, kur čia mums netelpa į galvą, kaip tokį reikėjo sugalvoti. Kaip tu čia išlaikysi tą seną kaip tu čia tą seną parduotuvėlį išlaikysi, kur nenaudingi tie tavo produktai. Nenaudingi, viskas, nusės, broliai, jau viskas, jau kažką naudinga daro. Paminėjai J.P. Morganą, jo posakį, ne? Dar yra toksai labai rimtas jo posakis. Auksas yra pinigai, visa kita yra kreditai. Taip, žinau. Tai vėl grįžtam, kaip ne vienoj laidoje sakęs, sekite pinigus, follow the money, jeigu nori kažką suprasti. Naujausi pareiškimai Trumpo, Musko, kada eis į Fort Knoxą, pažiūrėti, ar tebėra Amerikos aukso atsargos ir darys live transliaciją, gyvai viską transliuos. Tai grįžtant prie netikrumo. Tai nuo 71 metų rugpjūčio 15 dienos, kai Niksonas paskelbė, kad yra aukso standartas laikinai sustabdomas, sakė. Iki dabar, ne? Tai visi pinigai pasaulio dabar vadinami, net ne pinigai, tai yra valiutos, fiatinės valiutos, nieko nepagristos. Joms irgi ateina pabaiga. Tai dabar pastebėjau, aš labai finansų rinkom domiuosi, tai kad iš Londono masiškai išvežamas auksas. Būtent į New Yorką, į Kiniją, į Lenkiją. Ne, paprasčiausiai perka. Perka centriniai bankai. Bet aš dabar ir Amerika... markete auksas
jis visą laiką atrodo į lubas daužosi ir kelia tas lubas. All time high. Dabar Jo, all time high, taip. yra $2,950 pasiekė per unciją. Trojos uncija 31,1 gramą. Tai ir sakau, čia tas pareiškimas dėl Fort Knoxo ir plus kitas dalykas yra, kad Economist sako, kad vežamas iš Londono auksas į New Yorką, nes ateities kontraktai buvo daromi New York'e, kad auksas kris. Ir kas darosi, tu gali į ateitį pasiskolini iš kažko auksą, jį parduodi rinkoje ir betini, kad jis kainuos mažiau. Bet kadangi pakilo, jiems dabar reikia gražinti tą pasiskolintą auksą. Tai jie turi pirkti už tą kainą. Bet kadangi yra ateities kontraktų padaryta daugiau negu iš viso aukso pasaulyje egzistuoja, tai gali įvykti taip, kaip įvyko su nafta. Atsimeni, kai nafta -40 vienu metu kainavo. Tai buvo atvirkštinis variantas. Kai irgi buvo į ateitį betinama, kad naftos kaina kils, tai... Ir kas įvyksta? Įvyksta, ne, tu gyveni bute ir tu turi kontraktą, kad tu nusipirkai naftą, bet tu sakai, aš jos nenoriu, žinai. Bet kai kainos pasikeičia, baigėsi kontraktas, tai tu turi pasimti tą naftą. Tai sako, mes tau atvešim, tavo 100 tonų naftos atvešim į tavo būtą. Ne. Ir tada į savo kontraktą bando parduoti kitam, gaunasi grandininė reakcija. Ir nuo $40 nukrito iki -40 per vieną dieną. Tai čia yra atvirkštinis variantas, kad jiems reikės ieškoti, kur nupirkti auksą, sidabrą, platiną, kurios yra ateities kontraktai į priekį padaryti. Tai gali čia tie 3,000 per dieną pavirsti 20,000 už unciją. Visą laiką, kaip atsidurdavau tarp žmonių, aš sakau, nelabai aš investitorius toksai, bet aš tiesiog žinau, kad taurieji metalai yra taurieji metalai. Auksas visada bus auksas, sidabras visą laiką bus sidabras. Ir aš, kai pats į treidinimus eidavau, tai aš tik tai su auksu. Tai vat, įdomu, grįšim pagaliau prie vertės, mūsų pinigus turės vertę, ne? Nes dabar tai ką nori tą daro, infliacija ten taip, ten, kaip nori taip vaikšti. Tai vat, žmonės nesupranta, iš kur tie pinigai popieriniai iš viso atsirado. Taigi doleris buvo ekvivalentas, $1 už 1 unciją sidabro, o $20 buvo už 1 unciją aukso. Tai pagalvok. Buvo. Bet kai nuėmė standartą, tai jie kažkaip ten kūrė iš oro tos pinigus, ne? Taip. 1% palūkanom. Ne, tai fractional reserve, tai 10% reikia turėti tik to, ką tu duodi paskolą. Tai vadina fractional reserve, tai tik tau dalį tau reikia turėti. Tu, pavyzdžiui, turi milijoną, tu gali išduoti paskolą 10 milijonų. 10 milijonų. Ir čia ne federalinis rezervas, kuria pinigus bankai patys, va tie didėjai bankai. Bet jie vis tiek, jie skolinasi iš federalinio rezervo, ar tiesiog jie... Kai likvidumo trūksta, tada skolinasi, nes dažnai būna įvairių grūčių. Nes tenais, pavyzdžiui, per Zeitgeist movie, tai ten labai taip supaprastinta, aišku, tenais aiškint, kad, tarkim, bankas iš federalinio rezervo pasiskolina sumą su 1% palūkanom. Ir tarsi pasiema tą sumą, plus tą 1% palūkanų ir pats filmas sako, iš kur reikia gauti tą 1% palūkanų, dar kartą skolintis. Todėl skola yra nenutrūkstama grandinė ir vat šitą pinigų, čia pinigų skemas, čia visiškai iš oro kurių pinigus ir tiesiog. Tai kas yra garantas federalinio rezervo mokesčio mokėtojai Amerikoje? Tai ta skola yra kraunama į ateities kartom. Bet vėlgi, 36 trilijonai nacionalinė skola Amerikos, kaip ją lengviausiai sunaikinti, padaryti hiperinfliaciją, kad nuvertėtų visiškai per dieną ir tada gali naujus fantikus išsileisti. Visada yra būdų, kaip pasidaryti. Amerika, man atrodo, yra profesionalė šitam. Visą laiką gali išsiųsti. Bet Amerika palyginus jauna šalis. Prieš tai Britai valdė pasaulį. Prieš juos dar Olandai valdė pasaulį. Aš kažkada girdėjau tokį David Icke pasisakymą, sako, jeigu, sako, Amerika kariauja, tai kulkas paduoda Britai. Jo, tai visą laiką atsimenu, nes anglosaksai irgi jie prisidėjo prie pasaulio, yra labai...
Įvairiai. Tai apie tai kalbėjau iš tikrųjų apie Romanovus laidą, ten iš tikrųjų ir tie patys anglosaksai atsirado iš Europos, ne iš Britanijos. Tai netgi iš Saksonijos žmonės užvaldė Britų sostą ir visą Europą ir tą pačią Rusiją ir mus to pačiu. Tai vat, jeigu einant dar giliau į triušio urvą, bet šitos dalykus gal paliksim dar kitom laidom. Gerai. Tai ką, Dominikai, ačiū, kad atvykai iš Saulės miesto, iš Šiaulių, tai tikiuosi pratęsim šitą pokalbį kitą kartą, dar panagrinėsim kitų temų, tai ačiū tau didelis. Malonu. Šiandien triušio urve lankėsi Dominykas Paškevičius. Ačiū, kad žiūrėjote ir praleidote laiką kartu su mumis. Laukiame jūsų komentarų. Ir gerų, ir blogų. Jie padeda mums tobulėti. Prenumeruokite kanalą, spauskite patinka ir pasidalinkite su draugais bei artimaisiais. Sekite Baltą triušį 77 ir YouTube platformose, kuriuose pirmieji išvysite naujausius epizodus bei trumpus video. Iki kito pasimatymo triušio urve.